Labas rytas, kita diena, tikrai jau kita diena, ne kažkokia kita. Ar ne ta pačia? Nu ką, atėjau damušinėti tą busą. Vienas komentarė parašė pajungti vakuumą. Važiuoju su 140-170. Vau, tai skrisčiau tiesiog, tik sparnų bereikėtų. Nežinau, vakuumą pajungti. Kiek domėjausi, vakuumas čia pareina. Čia vakuumas, čia, ir ten yra vakuumo pompa. Kiek domėjausi per YouTube. Bet ir tuo pačiu man išmetė, kad šitą reikia uždaryti. Va šitą. Čia zakluškė dedi, nu ten rusiškai šnekėjo, tai ir aš biškai rusiškai pašnekėsiu. Čia zakluškė, ten zakluškė, ir tipo liuks. Nežinau, kiek čia tos tiesos. Nežinau. Ir tuo pačiu domėjausi, kaip čia viskas veikia. Su turbina pas mane šiandien didelis vėjas. Ir kaip veikia turbina. Šitas. Čia pareina šaltas oras. Pučia čia šiltą orą. Šitai aušina orą kažkaip čia taip. Čia karštas oras, čia, karoči, šitie daro šaltas, karštas oras. Nežinau, žinokit, čia viską, čia tiek man įdomiai pripasakojo, bet aš, kadangi negalvoju čia profesionaliai kažką daryti, uždėsiu šitą, nuimsiu ten tą, kur aš ten uždariau. Čia karštas oras, tipo, iš čia išeina karštas oras, įeina į šitą. Karštas oras čia pareina ratu, taip ir taip, čia va taip va cirkuliuoja viskas. Bet aš nieką. Čia atidarysiu, kad tas karštas oras eitų kažkur tai. Ir viskas. Ai, karštas oras eis čia, visą laiką iš vieno. Čia šaltas oras pareis. Nu, vienu žodžiu. O šitą reikia uždaryti. Bet kadangi šiandien nieko aš nedarinėsiu, nėra laiko, tai sutvarkysiu šitą, uždėsiu filtrą ir viskas. Ir užteks man šiandien. Nėra jauku, laukia labai didelis vėjas. Nu ir ką, ir bandysiu glušą dar uždėti. Nu, čia tą panaikinu glušą, o tą uždėti. Tai tepalus gal pakeisiu. Tai gerai, prisijungsiu, kai ką nors padarysiu. Nu ką, sutvarkiau šlangas, uždėjau filtrą, viską, o šlangutį jau čia taip sutvirtinau, kamutų pridėjau, visko. Jeigu jums reikia interkulių šlangų pagaminti, tai kreipkitės. Čia dabar yra silpniausia vieta. Padarysiu tokių šlangų, kad šaudys kaip reikals. Ir va, filtras, čia pradedinau biškį. Čia labai gerai užsidėjo, tvirta viskas. Tada čia hamuto trūksta. Nu ir ką, kuriam, žiūrim kažkiek. Įdomiausi dalykėliai kurti. A užsikurs, a neužsikurs. Užsikūrė. Dūmai nerūkst. Jeigu pašilbiški, tai galėčiau pakankinti. Atrodo viskas gerai. Jeigu nenušaus man to šlangas, o jeigu nušaus, tai atidarysiu ten tą karštą orą, tegu jis eina ten. Dabar aš jį uždariau, tai man nušauna visą laik šlangą.
Jeigu einu, nereikia iš čia, man čia tik tai nuvažiuoti į pakodą, valtį nusitempti, man jau dabar gerai, kai jisai traukia. Nu ką, lėksiu ratuką pralėkti. Važiuosiu ratuką dabar. Su tais degalais čia kurva pavojinga. O kur, kas čia buvo? Pavarai šoko. Neįmušau pavaros gerai. Bet anksčiau reikėdavo gazą spaust, kad ant palindų pavažiuoti. Dabar nereikia. O, bosai yra atvažiavę. Man tas patinka, jis bėgėjas iš karto. Man iš karto patinka, jis bėgėjas. Tai patinka, kai jis bėgėjas, jis net neįsivaizduoja. O, Hebros atvažiuoja, dachuja. Kažkas bus. Kiek važiuoju, koks greitis, nes spidometras neveikia. Čia dabar dėl šlangas važiuoju. Pažiūrėsiu, nušausia, nešaušta. Bet va traukia. Man patinka, kad traukia. Aišku, jaučiu, jūs net negirdit manęs, nes čia ir garsuos su ausinėm. Nelabai jaučiu tos garsus. O 5 pavarykiai į kalną einu. Čia tai kosmosas, į kalną eina, va. Net nestoji. Mano lokai. Čia tie posakai, kur niekur bėgėtis, normaliai. Jo, į kalną eina. Aš jau čia stodavau. Čia trumpas pavaras, kad paspaudė gazą vėl reikia perinkti. O, kas užkas. Gerai, čia apsisuksim. Pažiūrėsim, mane nušovė šlangas. Pažiūrėsim, mane nušovė šlangas. Bet aš jaučiu, kad nušovė tą šlangą. Jaučiu taip, kad nušovė. Toks jausmas, kad nušovė šlangą. O tai nenušovė. O tai kodėl nenušovė? Filtrą uždėjau, nušovė šlangas. Gal filtrą, ble? Žalias miškas, tai nelabai suprant. Nenušovė šlangas. Geras. Jau patinka.
jau pradeda patikt. Ir kur įsibėgėti, reikia važiuoti kur nors kokią autostradą. Geriausiai važiuoja 4 pavarą. Kad traukia. Pirma pavara iš vis labai trumpa, ten tik biškį paspaudį, kad reikia perjungti. Antra tas pats. 3, 4, 5 jau bėgėjas. Sakyčiau, 6 būtų gerai, tai čia tikrai eitų. Nes 5 va, kylu į kalną, 5 taip. Važiuoju kylu į kalną, 5. Va dabar čia bus didelis kalnas. 5 varau. Ir nestoju visai. Visai nestoju. Anksčiau stodavau. Stodavau, dabar nestoju visai. O, kai gerai. Nežinau, dabar kokį 100 lekiu, tai tikrai. Bet mano ventiliatoriai neveikia. Vieną dieną užsidegė, nes pas Multivenus 4 žiemos metu jie ten kažkokį turėjo, užsidaro ventiliatorius, užsidaro visiškai. Ir karot. O pasmirdo kažkas tai. Užsidaro ventiliatorius ir karočiais man užstrigo. Tempiau valtį. Ir man žiūriu, temperatūra sukilo, belė kaip. Ateinu pasižiūrėti, žiūriu, ventiliatorius dega, atvira liepsna. Įsivaizduojat, ventiliatorius dega atvira liepsna. Ventiliatorius dega atvira liepsna, tai aš nukirpau laidus. Nu, nekaista variklis, tai ir gerai. Bet lemputė vis susidega, kas mane nervina. Pavažiuoja biškį, ventiliatoriai neįsijungia ir lemputė užsidega. Kažkas pasmirdo. Nejaugi dar tas variklis čia nudeginėja. O, matot? Lemputė užsidega. O variklis tai nekaist. Nežinau. Reikia gal tą ventiliatorius sutvarkyti, kad lemputė nedegtų. Nu, žiūrim dabar. Nu, nenusprogo. Viskas gerai. Gerai, nenusprogo. Ir iš langą nusprogo.
viskas gerai. Suprantu, kažkas varda, bet nesuprantu, kas. Nieks nerūksta. Kirpsiu tą nesąmonę, padarysiu atvirą, kol nusipirksiu tas mėlynas šlangas, tai dabar važiuočiau kažkur, tai dar kažkur nušautų man iš oro. Tai geriau aš nukirpsiu tas tą AGR, kas jis ten toksai, tapis nereikalingas. Man nereikia jo. Kam reikia, tai nusitap. Man jo nereikia. Nieks nepasikeitė. Nu ką, pasidariau svarbiausias. Šalta laukiant. Nemanau, kad išvysiu po mašiną. Ką aš dar galėčiau čia pasidaryti? Turbina veikia, reikės tepalą pasikeisti. Diržą reikia pasikeisti. Bet išvadingai čia viską ardyti. Šalta. Ok, ką aš turiu iš diržų? Diržai mano yra, kur mano diržai? Nauji diržai. Aš naujus turėjau diržus. Voką reikia pasikeisti. Šitą diržą būtinai reikia jį pasikeisti. Čia yra vairo stiprintuvo diržas. Bet ten užknisa irgi, kaip jį pakeisti. Nieks ten nusėjama. Pasižiūrėsiu ir prisijungsiu. Nežinau, kaip uždėti tą dirželį. Čia beveik įtempė, nieko nėra. Yra. Nupjauau seną. Aš planuoju, nežinau, man pavyks paimti šitaip. Ar aš teisingai darau, neteisingai. Čia taip įdėsiu ir jisai dabar suksiu variklį ir jis turėtų užsimesti. Nu, aš taip galvoju. Bet tas suksi variklį be degimo. Tik prasuks ant starterio. Pažiūrėsiu, ar man gausis, ar nesigaus. Tas bairis. Aš galvoju, kad neužsidėjo, neįmanoma. Užsidėjo, primetas. Užsidėjo dirželį, kaip įtemptas. Kai tau, užsidėjo dirželis, wow. Gerai, nu jau čia taip ir reikėjo dėti. Nežinau, seną nupjauti, o naują tiesiog taip, kaip rodžiu pirmais. Prasuki variklį ir užsideda. Nes čia to neina atsukti, jau visi varžtai prakurlinti, pračiurlinti. Nu, tai bet uždėjau, svarbiausia, kad uždėjau. Gerai, dabar kokie tikslai? Nu, galvoju vis tiek tą glušą dėti. Nu, bandysiu pasikelt mašiną ir žiūrėsiu, pritaikysiu gal tą glušą. Tiesų padarysiu. Tiesų glušą gal padarysiu. Nu, pažiūrėsiu. Prisijungsiu į ką nors padarysiu. Nu ką, chebrytė. Užsiėmiau ir padariau išmetimą.
Dar reikia, aišku, gumas sudėti, privirinti prie korpuso. O, išmetimas eina, kaip gražiai, žiūrėkit, buvo šuonė. O dabar einama, čia viskas taip tvarkingai, per vidurį. Tūkst. Ir ten gali. Nu, pakeliu kiek įmanoma. Nesuleisiu mašiną. Ir įsigirdai yra su to va. Su šito taip va. Su dugnu. Jau ten įsėmiau svarkę. Ką aš galiu pasakyti? Su svarkė virinti glušą. Nu, jeigu neturi ką veikti, tada jo gali virinti. Toks susipisimas. Tiek nusausi. Atrodė, kad gyvenime nebaigsiu. Skylės visokios, tik prilėti, mažiausia, ugnį pasidaręs. Ir vis tiek, visą protą. Vau, nu išėmiau tos bakus. Dabar bus ties. Tai bandysiu užkurti. Bet ką žinau, užsikurs dabar, nes pakreipiau mašiną, kuro iš vis nėra. Nu, bandom pažiūrėti, ką čia bus. Opa. Opa. Opa, sako, viso. Kas čia yra? Aš jau čia pavaros nesuimušęs. Nes čia, kai nuvažiuos viskas į priekį. Man atrodo. Žiūrim, koks garsas. Nu jo, garsiukas tai jo, gal biš per daug. Kaip jūs galvojat? Man atrodo per daug. Gal reikia kokį vieną puslikį įdėti? Tu, tai garsiukas. Bet šaudo. Kas per fuck? Ką viskas pasibaigė kurs. Kas per fuck? Šaudo. Eik tu, nahui, šaudo. Kas čia padariau, kad šaudytų? Neugi, kad glušas stiklų, bet pirmas be glušo nešaudė. Kas čia vyko? Čia jaučiu mano tos technologija, šia karočią suveikia kažkas tai. O, šlanga postoro. Čia prapučia, jau matau, kad čia prapučia. Tai čia man atrodo išaušė. Tu savo šaudo, kas čia dabar? Gerai, pasimušti. Pradėjau patikt, varysiu pralėkti. Nieko nebepadarau, pradeda lyti. Ir dabaigsiu viską rytoj. Po darbo. Dabaigsiu rytoj, šiandien palieku taip. Nesusvarkė čia po tas mašinas landžiat ant lietaus, aš nelabai noriu, pasižiūrėjau orus, kad lys 80%, dabar tik pradedu lašnuoti. Tai sakau, gal nerizikuosiu. Čia ką paskui, žinai, viską greitų būdų susirinkti. Tai važiuosiu
nusipirkti mėlynų šlangų. Yra dar to laiko. Navarysiu, nusipirksiu mėlynų šlangų tiem interkuleriams, nes matau vėl ten, karoči, leidžia varvo. Bet faktas, ką šaudo, buvau vėl užkūręs, šaudo, aš neįsivaizduoju, dėl ko šaudo. Nu čia tai geras, gaziukas, tu, taip, gaziukas, geras. Pizdės, o čia tai jo. Man jau pradeda patikti. Jau pradeda patikti. Tik padlėksiu, tu. Geras. Ir turbina švilpia. Viskas. Gerai, šiandien tiek. Susimatysim rytoj. Rytoj vakarė. Turėsiu porą valandų. Ir pasidarbuos. O dabar iki rytojaus. Oh my god, dviračiai.